Ok, tai dabar turime of prieš for. Of prieš for. Reiškia, pagrindinis skirtumas. Tai of, tai aš tai, ką pavadinčiau lietuvių kalboje kaip kilmė. Reiškia, ko, iš ko, ar ne? Pagrindė naudojamas yra of. For yra naudojamas tikslui, priežasčiai, netgi tam tikram laiko tarpui. Visą tai taip pat pamatysim, ar ne? Bet of yra galbūt sunkiausia paaiškinti, bet aš tai naudočiau galbūt kaip žodį kilmę, ar ne? Bet labiau aš jums norėčiau tai pavyzdžiais tiesiog parodyti, nes tai iš karto pasidarys aiškiau jums. Tai of, pradėkime pirmiausia nuo of, ar ne? Tai naudojame kaip iš žodį arba kaip ko, bet tai yra tik tai klausimas, kurį mes suvokiam, kad kai naudojam tą žodį, mums reikia galvoje turėti. Tai pavyzdžiui, for mes naudojam, kai turime už, kai klausimas yra kam arba dėl ko. Tai yra tas klausimas, kurį galvoje turim turėti, ar ne? Dabar žiūrim, kaip tai atrodo pavyzdžiuose. Pavyzdžiui, daug vaikų, ar ne? Daug vaikų. Yra a lot of children. A lot yra daug, of ko vaikų, ar ne? Vėlgi ko klausimas. A lot of children. A lot of children. Ko vaikų. Pavyzdžiui, vienas iš vaikų, ar ne? Vienas iš vaikų yra one of the children. Vienas iš ko? Iš vaikų, ar ne? One of the children. One of the children. Vienas iš vaikų. One of the children. Pavyzdžiui, one of the children likes to play baseball. Ar ne? Vienas iš vaikų mėgsta žaisti beisbolą. One of the children likes to play baseball. Iš visų vaikų, pavyzdžiui, būtų of all the children, ar ne? Tarkim, iš visų vaikų jis mėgsta žaisti beisbolą, ar ne? Of all the children, he is the one that likes to play baseball. Of all the children, he is the one that likes to play baseball. Iš visų vaikų jis yra tas, kuris mėgsta žaisti beisbolą. Of all the children, he is the one that likes to play baseball. Atnešk man puodelį kavos, ar ne, pavyzdžiui. Atnešk man puodelį kavos. Bring me a cup of coffee, ar ne? Bring, liepiamoji nuosaka, ar ne? Bring me a cup of coffee. Atnešk man puodelį ko? Kavos, ar ne? Bring me a cup of coffee. Padaryti nuotrauką, ar ne? Padaryti nuotrauką yra to take a picture. Reiškia, jūs angliškai sakote, anglų kalba sakote paimti nuotrauką. To take a picture. To take a picture. Aš tave nufotografavau, pavyzdžiui, būtų aš tave nufotografavau, yra I took, aš paėmiau, I took a picture of you, ar ne? Ko nuotrauką paėmiau? Tavo nuotrauką, tavęs, ar ne? I took a picture of you. I took a picture of you. Aš tave nufotografavau, dar kartą būtų I took a picture of you. I took a picture of him. I took a picture of her. I took a picture of a beautiful place. Aš gražios vietos nuotrauką paėmiau, ar ne? Padariau. I took a picture of you. Ji viena iš geriausių mano draugių. Ji viena iš geriausių mano draugių. Būtų she is, ji yra, ar ne? One of, viena iš my best friends. Viena iš ko? Iš mano geriausių draugių. She is one of my best friends. She is one of my best friends. She is one of my best friends. Yra viena geriausių iš mano draugų, viena iš geriausių mano draugų, atsiprašau. She is one of my best friends. Iš visų draugų tavimi pasitikiu labiausiai. Jeigu norėčiau tokį sakinį pasakyti, kaip jį sudėliočiau, pagalvokit. Iš visų draugų tavimi pasitikiu labiausiai. Of all my friends, iš visų savo draugų. Iš ko? Iš visų savo draugų. Of all my friends, I trust you the most. Ar ne? I trust, aš pasitikiu. Angliškai sakote, aš tikiu tave labiausiai, ar ne? I trust you the most. Aš pasitikiu tavimi labiausiai, aš tikiu į tave labiausiai. I trust you the most. I trust you the most, ar ne? Tai yra believe. Believe yra tikėti, tai reiškia tikėti kaip tikėjimas, arba kaip, pavyzdžiui, žmogus sako kažką tai, ir jūs juo tikite to, ką jisai sako. Tai yra believe, bet pasitikėti yra trust.
I trust you the most. Of all my friends, I trust you the most. Iš ko, net naudojam ko, of. Dabar bijoti yra, pavyzdžiui, to be afraid of. To be afraid of, visa frazė, ar ne? Ir bijoti ko, to be afraid of, pavyzdžiui, something, kažko tai, ar ne? Tai, pavyzdžiui, ar tu bijai vorų, kaip pasakytume tokį sakinį? Ar tu bijai vorų? Jūs sakytumėte, are you afraid of spiders? Are you afraid of spiders? Klausimas, ar ne? You are afraid of spiders būtų teiginys. Are you afraid of spiders yra klausimas. Žinoma, yra tiesiog išimtis, ar ne? Sakot, of course, ar ne? Tokį dalyką tiesiog reikia žinoti. Of course yra žinoma. Of course. Of course. Žinoma. Of course. Of course. Tai man. Kaip pasakytumėte tai man? Tai prasme, kad man skirta, ar ne? Tai man. Jūs sakytumėte, it is for me. It is for me yra tai man. It is for me. Tai ne tau. Tai ne tau, sakote, it is not arba it isn't for you. Tai vat, for mes naudojam, kai nurodome kam arba dėl ko, vardan ko, ar ne? It is not for you. Bet yra viena išimtis, neužilgo ją paaiškinsiu. Pavyzdžiui, aš ten dirbu jau 3 metus. Tai yra dar vienas būdas, kaip mes galim panaudoti šitą laiką, ar ne? Mes čia turim present perfect laiką, sakysim, arba galim present perfect continuous naudoti, ar ne? Tai arba I have worked, jeigu present perfect, arba I have been working, jeigu present perfect continuous, there for 3 years, ar ne? Jau kokį laiką? For 3 years. For 3 years. I have worked there for 3 years. I have worked there for 3 years. Jau 3 metus, laiko tarpas kažkoks, ar ne? 3 metus, for 3 years. Tik tiek, kad lietuvių kalboje mes sakome jau 3 metus, ar ne? Mes kažkokio tokio žodžio, kuris nurodo, kad for, kaip ir neturime, ar ne? Lyg tai anglų kalboje sakome 3 metams, ar ne? Tik tiek, kad tai jau praeitie. I have worked there for 3 years. Pavyzdžiui, aš ten dirbau keletą valandų. I have worked there for a couple of hours. For a couple of hours. Keletą valandų. For a couple of hours. I have worked there for a couple of hours. Padaryk tai už mane. Už, kaip ir dėl ko, vardan ko, kam. Padaryk tai už mane irgi bus for. Do it for me. Ar ne? Do it for me. Ir dabar do it for me yra labai subtilus skirtumas gali būti. Do it for me jūs sakysite, kai sakysit padaryk tai už mane, vietoje manęs, ar ne? Do it for me. Bet jūs galite ir sakyti, kad dėl manęs. Lygiai tas pats bus do it for me. Do it for me. Tiesiog, čia viskas priklausys nuo konteksto. Kontekste, kai su žmogum kalbėsit, bus aišku, ar kalba eina apie tai, kad padaryk už mane, nes tai mano darbas, ta prasme vietoj manęs, ar kad tiesiog padaryk dėl manęs, ar ne? Do it for me. Vardan manęs, ar ne? Jeigu nedarysit dėl savęs, padaryk dėl manęs. Do it for me. Tu už ar prieš? Pavyzdžiui, jeigu noriu paklausti, ar ne? Kaip toks klausimas skambėtų, kaip jums atrodo? Tu už ar prieš kažkokį tai dalyką, kažkokią tai situaciją? Are you for? For tai būtų už. Or against it. Against yra prieš, ar ne? Tai čia irgi naudojam for šitą vietoj. Are you for or against it? Klausimas dėl to are priekį, ar ne? You are teiginys būtų you are against it arba you are for it. Tai toksai vienas iš dar papildomų dalykų, kur for naudojam, tai yra tiesiog už, tiesiog palaikau, ar ne? Palaikau arba palaikantis esu. Are you for or against it? Tu už ar prieš? Are you for or against it? Dėl manęs, dabar yra skirtumas, ar ne? Arba man. Ir ypatingai, jeigu eina kalba apie neigiamą dalyką, pavyzdžiui, kažkas man kažką arba kažkam kitam negero padaro, ar ne? Negerai padaro. Tai jeigu dėl manęs naudojame for me, jeigu man kaip neigiamai sakome to me, ar ne? Ir netgi anglų kalboje, ir ypatingai filmuose galite išgirsti, jeigu žiūrite anglų kalbą, ar ne, kad yra tas skirtumas, ar ne? Pavyzdžiui, kažką tai žmogus padaro. Ir kitas galvoja, kad tai,
ką jisai padarė yra negerai, nu, kad pakenkiai man taip darydamas, ar ne? Ir jis sako per filmus, you did this to me, ar ne? Tu man tai padarei. O tas žmogus galvodamas, kad padarė gerą dalyką, sako, I didn't do this to you. I did it for you. Aš tai padariau tau. Tai toks žodžių žaismas, ar ne, sužaidžia. Kad aš ne tau tai padariau, aš dėl tavęs tai padariau, ar ne? Kad tai yra teigiamas dalykas, tai tu gal, kaip sakoma, nesupranti kol kas dar to dalyko. Jo, tai šitoks subtilus žaismas, ar ne? For me, dėl manęs teigiamai, to me, paprastai bus neigiamai, ar ne, padarė man kažką tai. Pavyzdžiui, aš tai padariau dėl tavęs, tai vėlgi, kaip tai skambėtų. Aš tai padariau dėl tavęs, I did it for you, ar ne, for you, tavo naudai, for you, ar ne, I did it for you. Bet pavyzdžiui, pabaigai, tarkim, tai jis tau čia taip padarė, negerai, ar ne? Tai jis tau čia taip padarė. He is the one, arba it was him, tai buvo jis, arba he is the one, jis yra tas, ar ne? He is the one that, kuris, ar ne, did it to you. He is the one that did it to you, būtinai to you turim turėti, ar ne? Ne for you, nes for tai kažkas teigiama, bet čia, matot, jau iš lietuviško sakinio. Tai jis tau čia taip padarė, ar ne? Kažką tai negero. Na, galbūt ne kažką baisaus, bet kažką neigiamo. He is the one that did it to you, jeigu tai yra neigiamas. For you, teigiamas, to you yra neigiamas. Ok, tai toks tas skirtumas tarp of ir for. Jis nėra labai sudėtingas, jį reikia, kaip sakoma, suprasti, vis ieškoti naujų pavyzdžių žiūrėti, ar ne? Aš vis pasistengsiu pamokose vis priminti tą skirtumą tarp of ir for, kažkur tai panaudoti jį skirtingose sakiniuose, nes įvairių frazeologizmų yra, kur vienas arba kitas yra naudojamas, bet čia mes daugiau mažiau tos pagrindinius pamokoje apžvelgiam. Kaip visada bus namų darbai, kuriuos reikės padaryti, kuriuos reikės pasitikrinti kartu su manim kitą pamoką. Jeigu turit klausimų, visada rašykite, viską pasistengsiu atsakyti. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir pasimatom jau kitoje pamokoje.